Francas Kafka, dienoraščiai 1910–1923 metai. Tai nauja Lietuvos rašytojų sąjungos išleista knyga, kurioje vienas didžiausių 20-ojo amžiaus rašytojų nuoširdžiai ir atvirai aprašo savo tikrus išgyvenimus. Pats autorius nenorėjo skelbti šių dienoraščių ir buvo testamentu pavedęs draugui juos sunaikinti. Jisai buvo žmogus toksai, kuris baigė mokslus ne tuos, kuriuos norėjo, ir dirbo ne ten, kur norėjo. Ir labai sirgo. Tai va toks ir žmogus buvo. Ir tas visas jo gyvenimas, jisai daugiausiai aprašė, ką jam skauda, ką jis sapnuoja, ką jis kaip. Ir jis nebuvo koks nors tenai, sakysim, būna rašytojai, kad jie tenai pasižymė kokią nors bohemiško gyvenimo ypatingo. Ir tas visas bohemiškumas, tai jisai sugebėdavo tik sulčių išgerti. Dienoraščiuose atsiskleidžia Kafkos kasdienio gyvenimo detalės, kurios parodo rašytoją ir kaip žmogų. Knygos vertėjas sako, kad skaitytojų laukia didelis malonumas skaityti intymius dienoraščius, parašytus kafkiška rašymo maniera. Atsiverčiam Kafkos dienoraštį, viską, ir kai jau pasiruošiam kažką skaityti, ir pirmas kūrinys tai koks. Kai pro šalį pravažiuoja traukinys, atrodo, kaip pro šalį pravažiuoja greitasis traukinys, publika nustėrsta. Taškas. Viskas. Paskui antras tenai žodėje kažkokiame tais su į, tas taškas nuo į nušoksta ir nušokoja pievą kaip sviedinys. Jisai nuteikia kažkaip tai gan savotiškai. Jisai labai išsiskyrė iš tų savo metų žmonių, nes jis gyveno 20 amžiaus pradžioj. Ir tada dar 19 amžiaus įtaka, kad ten viskas, kas rašoma, tai su didelė ekspozicija, pavyzdžiui, kad ir koks apsakymas, tai ten kas nors ateina, tai graži diena buvo, tai saulė švietė, paskui įeina į kokią kavinę, kuriai tenai stalai ar apšnerkšti, ar švarus, ir ten susėda, ir kur prieina, ir kol pasako tenai, arba pakalba, ką nors, ar kas nors įvyksta, tai labai apvelta. O pas Kafką, tai jis tarsi nepasakydamas nieko, jis daug pasako.